Atkeliavo iki manęs orchidėjas, kurias reikia persodinti. Norint persodinti, mes turime labai atsargiai stengtis išimti iš vazono. Jeigu nepavyksta, tai šiek tiek išpurtom. Šitą seną substratą mes turėtume pašalinti ir išmesti. Visos šaknelės, kurios supūvusios ar panašiai, mes jas galima nukirpti arba bent jau nuimti tą šaknies odelę. Kai mes perkame orchidėjos, reikia būtinai jas persodinti ir išimti štai šitas kempines. Čia tai pasisekė, čia vis dėlto yra dar durpių substratas, bet dažniausiai tai būna iš viso įdėtos čia kempinės. Labai atsargiai mes išpainėjam visas šakneles. Na štai tokias šakneles, kurios matosi, kad yra nuo pat viršaus čia yra pasižeidusios, tai tikrai mes galime drąsiai iškirpti. Iš vidaus, būtent kur buvo ta dauginimo kempinė, nevadinama, tai irgi mes galime šitas pageltusias tokias iškirpti. Paliekam visas tik tais gražias šakneles. Ir galima orchidėjai kirpti apatinius lapus. Čia jau gaunasi viršutiniai, orinės šaknės pradėjo. Tikrai galima kirpti.